visokių žvėrių buvo. Jie nieko neturėjo valgyti, tai velnias sako: aš esu stiprus ir greitas, tuojau parnešiu mėsos ir duonos ir šiaip, ko dar reikės. Perkūnas sako: o aš pradėsiu skaudžiai žaibuoti ir griausti, kad visur viena ugnis bus, tai visi žvėrys nuo mūsų šalin bėgs. O dailidė sako: aš gražiai išvirsiu ir iškepsiu, kas bus parnešta. Kaip susitarė, kiekvienas taip ir darė. Ir visi apie porą savaičių po plynu dangum gyveno. Bet paskui sako dailidė: žinot ką, draugužiai, mes pasistatysim gražų namelį, tai galėsim jame gyventi kaip žmonės. Kam čia turime vargti kaip kokie laukiniai? Aniem dviem toks sumanymas labai patiko. Ir dabar dailidė tik